Sveiki, brangus Kanal 10 Lietuvos žiūrovai. Džiaugiamės, kad įsijungėte sekmadienio liudijimus. Tikrai šiandien turime labai įdomų svečią, Virginijų. Labas, Virginijau. Labas. Tai labai įdomu, iš tikrųjų, mes sekmadienio liudijimuose tiesiog dalinamės su savo žiūrovais savo gyvenimo keliu, savo gyvenimo istoriją. Kur tu pats gimęs augęs? Gimęs Šakiuose, augęs Šakiuose ir dabar Šakiuose gyvenu. Supratau. Nu ir kaip, sakysime, tie šakiai, kaip tavo jaunystė, vaikystė bėgo tikinčioj šeimoje, netikinčioj? Kaip daugumos mes katalikai pratinti nuo mažens. Prie tikėjimų, prie visko, prie apieigų. Taip ir augom. Ir sakysime, ką tu galėtum prisiminti iš savo vaikystės, gal kokį įvykį, kas tau, sakysime, vis tiek sudarė įspūdį, kažkokį tai, kad Dievas yra kažkodėl tai? Kad tokio konkretaus nežinau. Gal visą laiką jaučiau, kad jis šalia. Visą laiką kažkaip. Gal mamos čia tas indėlis, kai saky, tas tikėjimas, bet kad jis yra visą laiką ir jaučiau aš. Ir jaučiant, kada jisai yra, ar buvo, kaip sakyti, lengva eiti nuo to Dievo keliu, ar vis dėlto labiau ėjai pasaulio keliu? Net ir tas jautimas įdomus toks, čia vos nepiktnaudžiavimas. Žinojau, kad visą laiką bus gerai. Ir bet kokios situacijos padės, kaip sako, negal būt blogai. Ir daug maž visą laiką tai būnau. Žinojau, kad kažkur yra šalia, kad tikrai blogai visai negal. Ir reiškės, kaip čia tada bent jau taip įdomiai išsireiškia piktnaudžiavimas, tai ką, leidai savo laisviau į tai žiūrėti? Visko buvo, augom. Visko buvo, bet žinojau, kad tikrai išsivartysiu, kaip sako, iš bet ko. Daug maž. Reiškės, o ką pats, sakysime, vis tiek, kai augai, buvo gal kokios svajonės, kokią veiklą daryti, kaip vaiko, sakysime, gal prisimeni mintį pačiam? Daug, tai pradžiai norėjom groti išmokti. Automatiškai atsirado priežastys, atėjo mokytas muzikos. To jau tėvai priešnekinti, buvo gitarą nupirkti. Tokie dalykai, kažkaip ko nori, to ir gauni. Fotoaparatai. Iš tų gyvenimų, kai sako, stengiasi, bet ir gaudavai daug. Aha. Ir ta tokia jaunystė, sakysime, į kur link nuvedė, į visas gyvenimo kelias, į kokią profesiją? Nuo pat pradžių man buvo potraukis. Kaip mano tėvas, senelis, proseneliai visi buvo staliai, baldžiai. Aha. Taip ir aš statybos. Supratau, tai reiškia... Su tais genais gimė. Tas amatas, kaip sakoma, iš kartos. Jis niekur nedingsta. Supratau. Ir kada jau prasidėjo tas, sakysim, savarankiškas gyvenimas, vienas dalykas, kada esi tėvų mokinamas, auklėjimas ir taip toliau, savarankiško gyvenimo metu eidavai, toliau laikydavaisi tos tradicijos, ar tai buvo nutolimas? Aš ir dabar statybos. Ne, aš turiu minti tikėjimo prasme. Ne, visą laiką. Visą laiką, tik tai kuo tolin, tuo tų įvykių didesnių papuldau, kad jaučiau, kad mane saugo. Ir visą laiką, kaip sakoma, kiek sugebėjom, kiek ten buvo mokyti. Meldžiausi, prašiau tos pagalbos. Kiek sugebėjai tų, kaip sakoma. Kiek sugebėjai priimti, kaip sakoma. Bet, sakau, visą tą gyvenimą, kad ir, visą laiką jaučiau, kad tikrai yra šalia, tikrai galiu tikėti ir pasitikėti. Ir kokie įvykiai įvyko, kad ten to su kojom, su stuburo, ne, kažkokie ten mobilumai? Tai čia dabar, anksčiau tų įvykių baisybė.
tokius įvykius, pavyzdžiui, nu, po mokyklų, po visų baigimų, kai tais laikais armija paėmė į Kaukazą, čia buvo šaukinėję su parašutais. Ten vėliai desantiniai daliniai. Tai va, įsivaizduokim tokį dalyką. Susidedi parašutą, iššoki. Tai jau paskiau ten tikrai džiaugsmas didelis tam dalykui. Susirenku antrą kartą, ateinu šokt. Palauk, sako, šitie pakyla lėktuvai. Kitu galėsi kilti ir tu. Į tą lėktuvą neįleidžia. 2 lėktuvai pakyla vėjas, visi žūsta. O aš laukiu sekančių lėktuvų. Manęs neįleido. Turėjai eiti, bet neįleido. Tai va tokių tų dalykų. O dabar paskutiniai tie įvykiai čia šitų metų kelių, tai nežinau, tas per visą gyvenimą, kaip sakoma, tas Viešpats davė didelius bandymus visą laiką buvau per skausmą, per kančias. Tik tai tiek, kad aš niekad turbūt nepasakiau, kad ar ten netikė, ar ką, visą laiką tikėjau, kad kažkur ne taip padariau, kažkuo nusidėjau, yra atpildas kažkoks, tai dar kažkas, nežinau. Dabar vėliai, kaip čia papuoliau. Taip. Prieš 2,5 metų nukritau, dengiam stogą, sakau, esu statybininkas, stogdengys. Lūžo lenta, nukritau žemyn, turėjau užsimušti. 3 metrai betonas, trūko dubens kaulai, ten vienu žodžiu, visas operuoti negalėjo, nes galvoju, kad blužnis inkstai plyšė, ten vienu žodžiu hematomos nieko nematė. Pralaukėm, padarė operaciją. Ir per operaciją papuolė bacila. Prabuvau porą savaičių turbūt. Namuose, sepsis, pusiau jau. Tokio to radioaktyvo baltymo vadinamo cervas žmonės neatlaiko jau ten. Taip. Nuo 0 iki 5 riba, o pas mane buvo 200 su viršum. Jau. Tai pirmas tas nuvežė. Išpjausti, padarė. Po 2 savaičių vėliau gal. Antras tas priepuolis, sepsis, dar didesnis. Pasirodo, pats užkratas perėjo per kraujotaką į plautį, išpuvo plautis, nupjovė tą plautį. Pagerėjo, išvažiavau namo. Pragyvenau gal 1,5 metų, pradėjau vaikščioti, išvažiavau į reabilitaciją. Po kelių dienų išveža jau mane kominį. Vėliai sepsis, nes to viruso neėjo tos bacilos užmušti. Su vaistais buvau susimetęs į dubens, į klubų sąnarį. Pasirodo, net klubų sąnarį supū. Tai padarė operaciją, išvalė. 3 dienas, kaip sakė, aš ten komų pragulėjau. Ir nežinau, po to ilgai mąsčiau, pasirodo stebuklas ir įvyko ten. Guliu reanimacijoj, atsigavinėjau, mačiau, atrodo, kaip pats save lyg tai matai. Iš šalies. Langutės jau sukištos, tai atėjo ten, dukra buvo atvažiavus, pagirdė su šaukšteliu. Galiausiai sėdi, kaip panašiai irgi, tik tai už pertvarus, už stalo sėdi daktaras. Atsilošęs, atsimetęs kojas normaliai, paprastas. Daktarėlis, plikas visas, šito pietietiškų gymio kažko. Na, sako, išgyvenau, sako, tai gyvensi. Pradėjau dar klausinėti, viskas gerai, sako, viskas bus gerai. Matysi, gyvensi, reikės tau suvienyti. Ką suvienyti, nežinau, ką padaryti, nežinau. Perkeli į palatą. Ten, pažįstama, brolio dukra dirba.
prašau, aš jūsų sakau, surask man tą daktarą, noriu padėkoti, tą reanimatų. Noriu padėkoti, sakau, noriu paklausti, ką jis turėjo omeny. Gerai, sako, surasiu. Nupasakojau išvaizdą viską. Tokio daktaro, sako, nėra pas mus. Nėra to daktaro. Tai, su kuo aš nekėjau, kur aš buvau. Tai, po to taip ir gyvenau, mąstydamas, vartydamas mintis, dėl ko, kaip, kas. Sutikau vieną pažįstamą, čia kalbėjau, šnekinu ilgokai, aš čia ruošiausi, atvažiavau pirmą kartą, Panevėžy gal buvom, pažiūrėjom, pabuvau, grįžom atgal ir paskiau buvau konferencija tam arenui Žalgirio. Ir ta mintis, reiktų nuvažiuoti, reiktų padaryti kažką, tai pažiūrėti, nes su 2 kriukiais vaikščiau sunkiai. Atvažiuoju į tą konferenciją, po visko prieinu prie Alano, kad pasimelstų už mane ir prasideda mano stebuklai. Buvau nevaldęs rankos dešinės. Paėmęs pakėlė per kelis kartus tą ranką, kelk, sako. Dabar kilnoju man viskas tvarkoja. Atėmė tos kastilius vadinamus, pasiėmė už rankų mane, ateik. Einu per tą visą areną, tam kampe vaikščiai. Išsiskirstam, paskiau dar buvo kelias dienas, 5 gal važinėjau. Jo, dar po Lietuvą važinėjau. Tai buvau dar vieną kartą atvažiavęs, pasimeldėjau užplauti į tą, kad, kaip sakė, duok tu jam tą plautį antrą. Nors jis jau nupjautas, jau jo nėra. Taip, tai kaip stebuklą, atkūrimą. Pasimeldėjau už tą, ir taip viskas ir nuėjo. Pradėjau lankytis tuose jūsų VŽB, mūsų jau dabar galima sakyti, jau mūsų. Pradėjau lankytis, pradėjau melstis papildomai. Turėjau, vienu žodžiu, ten prieš tai dar nusilaužiau čiurną su tais kriukiais vaikščiodamas. Per balandžio 1 metalus turėjau išimti dabar tik tai spalio mėnesį. Nes kauliukas, sanarys, kaip daktaras sakė, buvo ant tiek sutrūkęs, kad ten galėjai su šaukštu surinkti. Tai anksčiausiai, sakė, rugsėjį, spalį, tik tai galima bandyti išjungti metalus. Po 4 mėnesių atvažiuoju pas tą daktarą, sakau, aš pradedu nepastovėti ant tos kojos. Padarom nuotrauką. Mes visą laiką per susirinkimus, per liudijimus, visą laiką melsdavomės už tuos mano kaulus, už tuos sąnarius. Padarom nuotraukas tos čiurnos. Sako, pas tave sugyja ten tie kaulai, skremdėliai susidariusios jau, kur buvo lūžiai. Paskiria datą operacijai, sako, bandys. Po operacijos, padarė operaciją, išėmė. Po operacijos atėjo, sako, tau 5 varžtai net su pincetu išėmė, o atsisukė buvo. Jie nereikalingi. Tai. Geriausias toks variantas, paskiau buvau nuvažiavęs ir dar pas anestezologą, kur nuskausminimo duoda. Ateina žmogus į palatą, pas mane prieš operaciją, perskaitų pavardę. Aš tave, sako, 3 dienos laukiu. Kaip, sakau, tik man šiandien paskirta. Ne, sako, prieš 3 dienas. Vienu žodžiu, viskas gerai. Pradeda klausyti ten širdį, kokius vaistus galima, kaip ką, plautį paklauso, neranda to plaučio, nesupranta, tikrina aparatų savo, sakau, nėra to plaučio. Viskas gerai. Gulim jo operacinį, suleido nuskausminimo čia į nugarą. Jis šalia stovi už galvos, nes budėti reikia prižiūrėti, aparatai pajungti, viskas pypsi. Po kiek laiko pasilenkė virš manęs,
sako, ką tu darai, kuo tu užsiimi, dėl ko sakau. Nu, sako, aparatas, visa mašinka, kompiuteris rodo, kad, sako, pas tave 2 plaučiai, tu su jais kvėpuoji. Nu, sakau, daktarė, pats klausai, nėra pas mane to plaučių. Nu, aparatas, sako, tai rodo. Tai. Po to, nu, kai išleido, aš paskiau pasigavau, sakau, kaip jūs mane, sakau, 3 dienas laukėte tąsį. Atsiverčia tos blanknotus savo surašytą, grafikas, viskas. Pavardė panaši, bet ten operacija su inkstais kažkokiais, su kuo ten. Bet jis man atėjęs ir sako, aš tavęs laukiau kojos operacijos. Prieš 3 dienas. Nei jis manęs žino, nei jis manęs laukia, iš kuris. Tokie stebuklai, sakau. Žmogus, nežinodams, nepažinodams, jis manęs 3 dienas laukia, kada aš ateisiu operuotis. Pradėjęs klausyti, aš paskiau jo, kaip klausiau, tai sakau, ką reiškia. Nu, nežinau, sako, nesuprantu, bet sako, aparatas tau rodė taip. Tai tokie tie stebuklai. O kada atėjai, sakysime, į bendriją ir Alanas pasimeldė, atsirado didesnis ryšys su Jėzumi? Nuo pirmo turbūt kartų ir atsirado. Aš pradėjau pats nejaust, kaip belia koks, kaip sako, įvykis, belia kada. Paprasčiausiai ieškai to atramos. Atramos, kai sako, jau tos maldos. Ta malda paprasčiausiai iškrinta. Kiekvienam žingsnį atsirado Jėzus. Įdomiai, bet sakau, nuo pačio pirmo pasimatymo su Alanu, nuo pirmos jo maldos. Reiškia, jisai atėjo su tokia įtikinama jėga, kad jisai veikia. Tikrai didelė. Sakau, aš tąsyk atėjau, dar į tą areną reikėjo nusileisti ant tos laiptais. Taip. Dievo mano, taip. Vos aš ten nusileidau. Į viršų užlipau, paskiau, tai tekinas beveik. Po to, aišku, viskas subirė, viskas sulūžė, pakeista, sudėta. Ir kaip pačiam atrodo, sakysime, Dievas daro tai tik išskirtiniam žmonėm, ar bet kam gali tai padaryti? Kaip pačiam? Čia aš manau, tas tikėjimas tuo Dievu viską daro. Tiesiog, kad atiduoti jam ir jisai padarys. Nes nemanau, kai jis ten kažkam rinktųsi atskirai, ar tam daryti, ar tam ne. Čia yra pagrindas, turbūt, tikėjimas į maldą. Bet kai tokius įvykius išgyveni, kaip sakyti, Dievo tą meilę patiri, taip labai arti. Kas viduje kinta tada, kai išgyveni tokią didelę Dievo meilę? Nežinau, aš gavau kažkokią tikrai didelę ramybę, didelę tą santarvę su savim. Buvau tikrai padūkęs vaikas, kaip sako. Ne tu pyksti dabar ant kažko, tai ne tu nervuojasi. Viskas gerai, tai jeigu taip yra, taip turbūt. Kaip sakoma, tokia tikra laisvė teikianti ramybę. Jo, ir tikrai žinai, kad atrodo sunku, tikrai neaišku, kaip bus, bet paprasčiausiai atsispiri nuo to taško, turės būti taip, kaip turi būti. Taip. Taip ir būti. Jo, aš atsimenu tą antrą kartą, kai tu atėjai pas Alaną, aš verčiau tau. Jo. Ta malda iš tikrųjų, pradžiai net nesupratau, vis tiek aš klausausi tavęs, tu sakai, žinai, buvau su 2, dabar tik su 1, žinai, ir paskui iš viso pradėjai vaikščioti, žinai. Ir tas momentas, kaip ir akivaizdu, kad kažkas vyksta. Ja, Dievo gerumas, Dievo buvimas. Tai prie tavęs ir jis prašė tų plaučių. Aha. Tai va, ir paskui jau po to tasai daktaras patvirtino su šituo plaučių aparatu, kad... ten viskas pajungtas, širdis, plaučiai, viskas. Mato tą, ką čia, oro jėgą, kuri išeina, ne? Kiek tu įkvėpi.
ten sakau. Viskas paprasčiausiai pradėjo, sakau, keisti, darytis kažkaip paprastai. Tai vat, ką pasakytum žmogui, kuris va dabar va sėdi, žiūri, sakysim, gal kažkokį skausmą turi ar dar kažką, kaip tu manai, Jėzus jį galėtų išgydyti? Galiu kartotis, ką tik sakiau, čia tik tai tikėjimas ir malda, viskas. Čia tikėti Jėzum, čia daugiau nieko nereikia. Taip, tai čia reiškia labai paprasta. Paprasta. Tai va, brangų žiūrovė, atsimink, kad tai yra labai labai paprasta ir iš tikrųjų netgi dabar, vat, kada mes kalbame apie šitos liudijimus, tai kaip čiurnos išgyja, kaip klubo kaulo sąnarys grįžta, sakysime, atsistato, kaip plautis atsistato, tai visi tie dalykai, jeigu pas tave kažkokia tai dalis, sakysime, yra pažeidimai, liga, negalia, priimtai, sakyk, Jėzau, aš pasitikiu tavim, aš tikiu, kad tu man irgi taip gali padaryti. Kaip mūsų laidos herojai padarėjai, taip ir man padarysi. Tai tikrai, brangūs žiūrovai, džiaugiamės, kad įsijungėte sekmadienio liudijimus. Ačiū tau, Virginijau, kad atėjai ir tikrai tikime, kad Dievo darbų ir liudijimų mes turime tikrai daug ir tikrai jūs dar išvysite ne vieną. Taip kad likite su mumis ir iki kitų susitikimų.